Bandyk lengvai likore skristi, savo kūno laisvumą pajusti. Tau atrodo, kad sunkumai iš proto veda, daug dėl to turi paaukot. Nepames galvos dėl šlovės, niekas jau tada nebepadės. Bet sieki pergalės kaina, bet kurią ir svajonė bus pasiekta. Ledas suspindės, daug drąsos reikės, kas gali būti gražiau, tu čiuoži vis puikiau. Galbūt ne kartą krisi, nepraras kantrybės, jų kelias į sėkmę itin slidus. Nebus labai lengva, bet tavo stiprybė padės įveikti tau visus etapus. Nepames galvos dėl šlovės, niekas jau tada nebepadės. Bet sieki pergalės kaina, bet kurią ir svajonė bus pasiekta. Ledas suspindės, daug drąsos reikės, kas gali būti gražiau, tu čiuoži vis puikiau. Ledas suspindės, daug drąsos reikės, kas gali būti gražiau, tu čiuoži vis puikiau. Nestabdyk jau, nedaug tau iki tikslo, Net jei ledas, kuriuo čiuoži ėmė ir nutirpo, gyvenk į pergalės viltį, nes nori to kiekvienas. o iki begalinio džiaugsmo žingsnis vos vienas. Tave visi palaiko, sukauk visas jėgas ir pergalės kelią tu gali suras. Ledas suspindės, daug drąsos reikės, kas gali būti gražiau, tu čiuoži vis puikiau. Ledas suspindės, daug drąsos reikės, kas gali būti gražiau, tu čiuoži vis puikiau. Ledas. Įsiklausykite į šį magišką žodį, ponios ir ponai. Nuo šiol visi jūsų šeštadienio vakarai bus lediniai. TV3 ir Akropolio ledo arena pradeda grandioziškiausią 2007 metų projektą Ledo žvaigždės. Ir mes neatsitiktinai startuojame 3 karalių dieną, nes prieš jūs išsirikiavę būsimieji ledo karaliai ir karalienės. Ir jų ne 3, o net 13. 13 čiuožėjų porų varžysis 3 mėnesius, tobulės ir stebins jūs savo drąsa, atkuklumu ir meistriškumu. Na, o netrukus aš jums pristatysiu porą, kuri buvo laukta tikriausiai su didžiausia intriga – Daina Bilevičiūtė. Bet prieš tai pasižiūrėkime, kaip Daina entuziastingai treniravosi. Viena vyriausių, iškalbingiausių ir be abejo dainingiausių ledo žvaigždžių dalyvė Daina Bilevičiūtė atvira ir tiesi kaip visados. Jei tik ledas neįlūš ir mano partneris atlaikys, pamatysite tokį šou, kad maža nepasirodys. Vau, kaip tu gražiai čia moki, palaikyt ir aš taip tada. Kritiškas patyrusios ir būkime atviri ne itin lieknos scenos liūtės. Žvilgsnis į savo jauną ir labai jau liekną partnerį Nikolajų bei negailestingas verdiktas. Iš karto reikia jį pastorinti, nes aš galvoju, kad jis mes neiškels ant vienos lėtenėlės. Aštrus Dainos žodis sau dėl svorio vienintelis būdas apsiginti nuo piktų kalbų, esą kam jau kam, o Bilevičiūtė ant ledo geriau nė nelipti. Šiek tiek vėliau, kai Daina prisitaikė prie kampuotų Nikolajaus šonų, pora pagaliau pajuto harmoniją. Aš tave. Turėtų pradėti kristi man svoris. Ir jeigu mane žiūrovai greitai išbalsuos, reiškia, jie nenori, kad aš sukūščiau. Bet jeigu ilgai kenties mane karvė ant ledo, aš suprasiu, kad jie vis dėlto nori, kad aš sukūščiau. Tačiau, ar parodys Daina Bilevičiūtė kiek anksčiau žadėtą gulbių šokį? Moteris daug ir įtemptai treniravosi bei patyrė rimtą traumą. Čia jau net ir jos bobutės rekomenduoti vaistai ant sutrenktos vietos dėti savo pačios šlapimą gali nepagelbėti.
Man reikia jaus, kad tu šalia, leis pajaus tave. Ašaros ilgesi lydi kas naktį. Ar tu girdi, meilės šauksmą nepylų? Ar tu jauti, kaip šaukia širdis, įmylėt nebegali daugiau? Ar tu matai jos ašaras naktį? Ar tu girdi? Iš tikrųjų, bravo. Na, visa Lietuva su didelė intriga laukia šito momento, sužinoti, kaipgi atrodys Daina Bilevičiūtė ant ledo. Pas man scenarijui netgi, žinai, kas buvo parašyta Unbreak my heart, kas išvertus reiškia, mama, pagimdyk mane atgal, bet šitie žodžiai tau, Daina, šį vakarą iš tikrųjų netinka. Kaip jauties? Nuostabiai, galvojau, kad partneris neatseks suknelės, bet karūna krito anksčiau. Na, bet nieko, aš apžaidžiau, kad Dieve, kas atsitiko, karūna nukrito. Nu tai ką, toliau jau žaidžiau, atidaviau savo nekaltybę jam. Tai gal vėl. Bravo, aš žiūriu, kodėl Nikolajus toks patenkintas. Nikolajau, tada galbūt man pasakyk, galbūt ateity kitose laidose ateis tas momentas, kada tu galėsi Dainą Bilevičiūtę iškelti aukštai. Mes dirbsim, pasistengsim ir būtinai ką nors padarysim. Mes lauksim to momento. Nes iš tikrųjų Bilevičiūtė ir Afanasenka skamba kaip olimpiados medalininkų prizininkai. Todėl dabar kreipiamės į komisiją ir prašom be jokios korupcijos. Nepamirškit, čia ne pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas. Ačiū. Įspūdingi skaičiai. Na dabar už kūrybinius ieškojimus. Ačiū. Aš manau, kad čia ne ta programa, į kurią ateinama numesti svorį. Aš vertinu 2 balais techniką vien už tai, kad Nikolajus atlaikė tą kinų sienos smūgį, nenukritęs. Netgi nesupratau, ar ta kepuraitė turėjo nukristi, ar netyčia nukrito, tai todėl už tą kūrybiškumą ir skiriau 4 balus, o ne 1. Jinai turėjo atkristi atgal dar. Na, bet aš to nežinojau. Ir tas rūbas toks nuostabus, aš iš tiesų pradžioje net pagalvojau, koks gudrus, toks gudri konstrukcija. Čiuožti ant ledo, kai nemoki čiuožti. Žodžiu, jeigu pakrypsi, tai visą laiką laikysies. Bet pasirodo, ne, tu iš jos išsinėriai kaip kokia, nežinau, kas ten tokia stebuklinga būtybė. Žodžiu, super. Na, o rezultatai patys vertinkite kokie. 26 balai Dainai ir Nikolajui.